kaltė ir yra jausmas arba emocija. Čia taip kažkokio tai įmantraus apibūdinimo neišreikščiau, nes turbūt daugelis mes esam susidūrę vienu ir kitu metu savo gyvenime ir atpažįstame kaltę, kai jaučiamės kalti. Tik tai turbūt su kuo aš susiduriu kaip psichologas, tai kad neretai kyla problemiškumo išgyvenant kaltę. Tai mes galime kalbėti apie kažkokius tokius, vaizdžiai tariant, sakykime, kraštutinumus. Vienas kraštutinumas tarp tokio perdėto kaltės prisiėmimo. Tai yra, kad aš dėl daug ko jaučiuosi kaltas, dažnai išgyvenu kaltę savo gyvenime, atsikartoju įvairiose situacijose ir tą kaltę patirdamas aš galiu kažkaip save pliekti, graužti, nuteisti, matyti save kaip blogą žmogų. Na ir ta kaltė, taip sakant, labai įtraukia kaip kokia pelkė. Ir turbūt kitas kraštutinumas, kurį mes galėtumėm matyti, tai žmonės, kurie sunkiai prisiema kaltę savo ir yra labiau linkę ją priskirti aplinkai. Ne aš kaltas, aplinka kalta, viena iš tokių garsių frazių, daugam žinomų. Tai tame yra irgi kito problematiškumo, tuomet žmogus gali neįsisąmoninti kažkokių savo realių ribotumų, realių savo, sakykime, veiksmų, pasekmių kitiems žmonėms, kurios gali būti nemalonios. Na ir visi kiti dalykai apie sąžinę sąskaitą ir tai, ką žmonės iš tikinčioje perspektyvos suvokia, reflektuoja apie tai. Kokia dominuojanti tendencija yra vis dėlto šiaip bendrai, aš kalbu apie bendrą tokį Indijos populiacijos santykį su problemom. Dažniausiai žmogus linkęs kaltinti išorę, kaltinti kitus, kaltinti kaimynus, kaltinti priešus, kaltinti nematomas būtybės, galų gale planetos irgi piktos gali būti, likimą galėtumėm taip sakyti, bet žodžiu mažiausiai žmogus linkęs kaltinti save. Ir štai kodėl ieško būdų ir ieško priemonių, kurios pačios savaime veiktų. Kaip man yra ne vienas sakęs Indijoje ir mokytojas religinių įvairių krypčių, ir tie patys astrologai yra minėję, kad žmonės prašo tegu ir brangiausios priemonės, bet kad jinai pati veiktų. Nes kartuoti mantras, medituoti, reikia pastangų. Aš jau nekalbu apie kažkokius gilesnius savivokos žingsnius arba savianalizę ar savirefleksiją, apie tai nekalbama. Kalbama apie tai, kaip apie kažkokią tabletę, kurią aš suvalgysiu, pasikabinsiu ypatingą talismaną, amuletą maginį ir visos bėdos nuo manęs nuslinks ir viskas pasikeis. Taigi, bet matyt, tokia žmonių prigimtis ir manyčiau, kad gana universali tokia prigimtis, kai ieškome išorėje, ieškome paprasčiausių priemonių, kurios pačios veiktų, netrikdydamos mūsų. Iš dalies kaltės jausmas jausti kažkur tai, kad aš kažką tai padariau neteisingai arba kažko nepadariau, yra sveikintinas dalykas geriau nei tas, kuris yra teisuolis ir kuris niekada nepripažįsta, kad yra suklydęs, ne taip kažką padarė. Bet kaip sako, vienas ir kitas kraštutinumai yra blogi. Ir iš tikrųjų su tuo kaltinimu ir šventajame rašte yra labai daug. Ir čia irgi krikščionybė yra tas kelias, kad mes mokymas atleidimo.
irgi vėl gal pasakysiu, tas gailestingumo, nelaikymo nuoskaudų, kaltės kažkokios tai kitam ir savęs nekaltinimo, negraužimo, kad neturiu save kankinti, bet žiūrėti į priekį, kaip aš turiu keltis ir eiti toliau, kaip turiu žiūrėti į gyvenimą, atsispirti nuo to, kas buvo ir eiti tolyn gerumo keliu. Tai yra net toksai posakis, kuris gan teisingas, sako, klysti yra žmogiška, pasilikti klaidoj demoniška, o keltis ir taisytis dieviška. Pirmiausia, kas yra kaltė, tai yra emocija, kuri jaučiasi kūne, kuri yra stipri, nemaloni ir mes norim nuo jos arba pabėgti, arba kažkaip susidorot, kad jos nejaus. Ir tai yra taip pat įsitikinimai, kurie sako kažką, dėl ko tas kūnas taip susitraukia ir reaguoja. Yra įdomus reiškinys, jeigu protas šneka tiesą, kūnas atsipalaidavęs, patenkintas, atviras. Jeigu yra kažkoksai melas, kažkokia netiesa, mintyse, kūnas reaguoja susitraukimu, pasitraukimu, nepasitenkinimu, stresu, įtampa. Tai dabar ta mintis, aš kalta dėl to, kas atsitiko, ar jinai atveria jūs, ar jinai priverčia kūną susitraukti. Iškart galima pamatyti, ar tai tiesa ar netiesa. Kaltės jausmas kyla, kai mes kažką padarome negero, blogo, ne taip, kaip norėjom, ne taip, kaip turėjom, ne taip, kaip mums sakė ir negalim savo to atleisti. Ir jaučiam gėdą kartu su ta kalte. Bet kaltės jausmui irgi yra vieta. Jeigu aš kažką padariau ir aš žinau, kad aš ne taip padariau, aš iš to išmokau. Ir daugiau taip nenoriu daryti ir taip nedarysi, nes aš išmokau pamoką. Ir su ta kalte galbūt ateina tas apgailestavimas dėl to, kas atsitiko, kas yra natūralu ir viskas gerai. Kalbant apie būdus, kaip gyventi su kalte, tai norėtųsi pradžioje išskirti galbūt dvi kaltės rūšis. Man visai priimtinas tas požiūris psichologijai, kad galima įvardinti kaltę kaip neurotišką kaltę, arba tokią labai dažną visą apimančią, arba kažkokią bazinę kaltę, čia skirtingi būdai tą patį reiškinį pavadinti, ir egzistencinę kaltę, arba realią kaltę. Ir man norėtųsi šitos dalykus atskirti, nes reali kaltė galbūt čia net kažkuria prasme paprasčiau apibūdinti, nes jeigu aš padarau kažką negero kitam žmogui, tai aš išgyvenu kaltę. Nežinau, ten, sakykime, pasiskolinau pinigų ir negrąžinu ilgą laiką. Aš jaučiuosi kaltas prieš tą žmogų. Ar čia dabar kažkaip reikėtų kažkokių psichologinių intervencijų tam, nežinau. Turbūt gal adekvatu, kad tas žmogus išgyvena kaltę tokioje situacijoje, jeigu jis ilgą laiką, nežinau, savo bičiuliui, sakykime, negrąžina kokios nors skolos. Tai čia turbūt labiau būtų kalba apie žmogaus santykį su kalte ir kokius veiksmus daryti, kad aš jaučiuosi mažiau kaltas, o galbūt kai kur daugiau kaltas. Jeigu man aplinkiniai vis sako, žiūrėk, tu vis kažką čia darai, kas mums nepatogu, aš taip vis dar nesijaučiu kaltas. O kalbant apie neurotišką kaltę, tai čia yra toks sudėtingesnis psichologinis konstruktas, apie kurį neretai psichologai kalba ir susiduria ir savo kabinetuose. Tai jeigu paprastai tą įvardinti, tai yra toks bazinis kaltės jausmas, kurį mes dėka įvairių gyvenimo aplinkybių, sakykime, patirtų visokių
sudėtingų santykių vaikystėje, paauglystėje, galbūt patirtų patyčių ir panašiai, išsinešam tokį bazinį jausmą apie save, kad ne tai, kad aš esu toks pat vertas kaip ir kiti žmonės ir vertingas ir viskas su tuo ok ir tada eina visi kiti savybės, ten darbai ir panašiai, bet bazinis jausmas išsinešamas, kad su manim kažkas iš esmės negerai. Kad aš esu kažkoks nemylimas, kažkoks negeras, kažkuo užkliūnantis, galbūt kaip našta kitiems žmonėms. Na tai čia tų aplinkybių gali būti daugybė. Ezichazmos to mokyme rytų bažnyčioje yra sakoma, mokoma, tėvai sako, kad reikia nustoti teisti ir vertinti. Ir kad va tos blogos arba nedieviškos mintis ir yra, kurios ateina su vertinimu. Tas blogai, tas gerai, tas man patinka, tas nepatinka, to noriu, to nenoriu, šitas gražus, tas negražus, va, tas teisingas, tas ne. Mūsų vertinimas visą laiką, dalinai jie sako, yra klaidingas. Šiandien aš matau žmogų, kuris yra banditas arba žmogžudys, bet aš nematau jo galutinės gyvenimo akimirkos. Gal jisai bus šventasis. Gal jisai gailėsis ir pakeis savo gyvenimą. Aš matau tik tai šį tarpsnį, kas yra dabar. Ir mano vertinimas yra teisimas klaidingas, žiūrint gyvenimo atžvilgiu, žiūrint Dievo požiūriu. Ir kiek mes turim tokių pavyzdžių žmonių, kurie netgi patys tie šventieji, dykumos tėvas Mozė buvo toksai juodo gymio. Jisai buvo plėšikas, banditas ir vienas iš tokių žymiausių dykumos tėvų yra. Bet jeigu tas kaltės jausmas griaužia vis dar po daug metų ir niekaip negalima su juo susitvarkyti, vis tiek jaučiasi ta kaltė, tai galbūt atėjo laikas pasižiūrėti į tą jausmą ir pažiūrėti, kas čia iš tikrųjų vyksta. Kuri konkrečiai mintis sukelia tą jausmą. Ir kaip konkrečiai tai jaučiasi kūne. Kas čia vyksta. Ir pasižiūrėjus atidžiau į tą jausmą, tiesiog leidžiant jam būt, leidžiant jam pasireikšti pilnai, ta emocinė banga, ta kaltės jausmas pakils iki piko ir išsisklaidys. Bet kol mes nuo to jausmo bėgam, nenorim, balkojam, traukiamės, darom bele ką, kad tik tai nejaust, tol tas kaltės jausmas čia ir gyvena ir gyvens. Ir pats pirmas dalykas būtų pastebėti tą pasipriešinimą, nes kaltė yra nemaloni, nepatogi emocija. Tai veikia su visom emocijom, kurios yra nenorimos. Pastebėti tą pasipriešinimą. Ar yra tas atstumimas, pasitraukimas, kažkaip tai, kad nenori to jausti, išsiblaškimas. Ir kaip tas protas su tuo tvarkosi, čia jau individualus reikalas. Bet jeigu yra tas pasipriešinimas, pirmiausia, jį reikia pastebėti. Nes pasipriešinimas sako, ne, neik ten. Jisai tiesiog saugo nuo to jausmo. Bet jeigu aš pasipriešinimą pamatau ir sakau, aha, matau, nenoriu jausti, nepatinka, nemalonu. Taip, bet tas jausmas čia yra. Jisai neatėjo čia tam, kad būtų malonus ar patinkantis, jis atėjo čia, kad būtų pajaustas. Ir galbūt nieko tokio, kad jeigu aš čia pasidėsiu ir pajausiu, pažiūrėsiu, kas čia vyksta. Tas pasipriešinimas tuomet atsitraukia, nes su juo sutinkam, nemalonu, nepatinka, nenoriu. Sutinku ir tada galima pajausti tą nemalonų susitraukimą, nemaloną energiją. Ir nuo to jautimo jinai pradeda
skleistis, atsidarinėti ir išsilaisvinti. Mūsų sąmonė, mūsų dėmesys yra tai, ko reikia tam susitraukimui išsilaisvinti. Galima žvilgtelti į tai, kokiam santykiai aš esu pats su savimi. Ar aš esu savo draugas, ar aš labiau savo esu toks bizūnų varantis kažkoks, sakykime, tironiškas, vis verčiu kažką save daryti ir už kažkokias sėkmes, pasiekimus niekaip nepasidžiaugiu savim, nepadėkoju savo. Tik tai vis sakau, kad ne, čia nepakankama, čia nereikšminga, nieko, čia man pasisekė, tiesiog čia ne aš, čia aplinkybė susiklosti, kad taip yra kažkas mano gyvenime. O jeigu jau nesėkmė, tai čia jau tikrai kažkas, va tai rodo, kad su manim kažkas negerai. Tai manau, kad yra erdvės reflektuoti tą santykį su savim, savęs klausiant, save pastebint kasdieniškose gyvenimo situacijose, kaip aš reaguoju į klaidą. Ar aš save užplėkiu, visiškai nuvertinu, iki žemės prispaudžiu, ar aš kažkaip atlaidžiai žiūriu, kad taip, padariau klaidą, aš klystantis. Yra kažkokios galbūt mano 5 procentai ir 10 procentų kaltės, galėjau būti kažkaip atidesnis, ar gal kažkaip pasiruošti kažkokiai situacijai labiau. Kitą kartą žinosiu. Bet jeigu aš prisiemu, 200% kaltės, kad siaubas, kaip čia taip galėjo, kad aš nutikti, kad aš suklydau, turbūt tai rodo, kad aš kažkoks blogas žmogus, tai turbūt tai atspindi kažkokį nelabai draugišką santykį su savimi. Kalte kelias ją įveikti yra labai individualus ir netrumpas kiekvieno žmogaus. Tai yra, taip sakant, kelionė į kažkokį draugiškesnį, atjaučiantį santykį su savimi. Ir neretai žmonėms net reikia pagalbos iš šalies. Ir psichoterapeutai, psichologai neretai padeda su ta kalte tvarkytis. Jeigu žmogus kažkaip, nežinau, ar neturi galimybę eiti į psichoterapiją, bet kažkaip jam surezonuoja šitie žodžiai ir jis supranta, kad jo, ir aš kažkaip jaučiu ilgą laiką gyvenime, kad kažkaip, aš nelaikau galbūt savęs tiek vertingu, ar kažkaip jaučiu, kad dažnai užkraunu kitus, kažkas yra su manim. Tai aš taip sakyčiau, kad galima į tai pasižiūrėti kaip per santykio su savimi prizmę. Mums labiau suprantama, kaip mes būnam santykė su kitais. Pavyzdžiui, ateina mūsų koks nors bičiulis ar bičiulė, ir mums aišku, mes galim, pavyzdžiui, svečius ateina, mes galim būti svetingi, galim būti nesvetingi, galim pasidžiaugti kažkokią sėkmę to žmogaus, galim galbūt priekaištauti už kažką, jeigu matom, kad tas žmogus, kažkaip labai žalingus įpročius jau įsitraukia. Bet galime būti kažkokiam rūpestingam santykė su rūpesčiu. Kartais sunkiausia yra atleisti Dievui. Galima atleisti savo kitiems, nesijaus kaltiems, bet Dievas, ar gyvenimas, ar valdžia, ar dar kažkas, kas privertė. Vėlgi galima pažiūrėti, o kas čia jaučiasi kaltu, kas čia kaltina. Kam reikalinga rodyti pirštų į kažką, tai durti, kad čia kažkieno kaltė. Gal galima atleisti visiems. Ir tiesiog žiūrėti į savo būsenas, į savo vidinį pasaulį. Ir stebėti, kas duota, kas ateina, kas išeina. Vietoj to, kad bandyti sutaisyti ar pakeisti tai, ką mes negalime pakeisti. Taip pačiai kaip žiūrint į veidrodį, negali pakeisti to, kas atspindima, nepakeičiant to, kas yra prieš veidrodį. Atvaizdas mūsų neklauso. Atvaizdas tiesiog atspindi. Tai ką mums atspindi? Kiti yra mūsų vidinė būsena. Ką mes matom? Tai matom per savo įsitikinimus. Ką mes kaltinam? Priklauso nuo to, kuo mes įsitikinę, kokios programos čia veikia.
Ir kad matyti gražų vaizdą. Ir kad matyti gražų vaizdą, pirmiausia, turi būti gražu čia. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.